Labas vakaras. Šiandien kažkaip linksmai nusiteikus. Laukiu prisijungiančių. Ir pakalbėsim šiandien apie kritiką ir apie žmonių smerkimą. Va, jau jungiasi. Labai faina. Tai kol pasijungs daugiau gal žmonių, tai aš pasakysiu, kodėl aš būtent vedu šitos laivus dabar būtent apie savivertę. Aišku, tai yra aktuali man tema, nes aš irgi su tuo ilgai dirbau, mokiausi pas daugelį mokytojų ir iš viso to, kaip sakau, tų žinių sukaupiau tokį bagažą, praėjau pati per juos, kaip sakau, praktiškai ir todėl norisi dalinti su kitais. Ir sukūriau kursą savivertę būtent ir kad žmonės supažindinti būtent su savo kursu, aš nusprendžiau išeiti kiekvieną savaitę į laivus ir kažkokį gabaliuką duoti iš kurso, kad žmonės, kaip sakau, paragautų, paskanautų ir pajaustų, ar jie nori eiti toliau, giliau. Nes, kaip sakoma, tokia metafora, parduotuvė mums duoda paragauti, paskanauti, viskas yra gerai, bet jeigu norime giliau, mes turime kompleksiškai dirbti. Tai va. Tai dar kartą labas vakaras ir tada šiandien mes kalbame apie būtent smerkimą, apie kritiką, nes paskutiniu metu apskritai pas žmonės yra labai daug kritikos ir smerkimo, lindimo į kitų gyvenimą. Ir kai mes lendam iš tikrųjų į kitų gyvenimus, nes šita tema yra ne tai, kad kai mane kritikuoja, man baisu, kai mane smerkia, aš bijau smerkimo, bet ir mes mėgstame lysti į kitų gyvenimus, patarinėti ir kritikuoti. Tai šiandien bus apie tai. Ir kodėl žmonės būtent tai daro? Aš jums duosiu tokią kaip techniką, ne techniką, kurios pagrindu jūs suprasite, kodėl šitie procesai vyksta, kodėl aš kritikuoju, kodėl kitas kritikuoja ir kaip į tai reaguoti. Gerai, tai einam tada. Tai važiuojam, kaip sakau. Ir piešiu šiandien piramidę. Piramidė vadinasi Dilco piramidė, kas žino, tai žinot, jeigu nežinot, tai nežinot. Ir jinai... Tai aš nusipiešiu ją. Gerai. Nusipiešim piramidę. Jeigu norite, galite, kaip sakant, kažkokius tai svarbius dalykus pasižymėti, nes tema, tikiuosi, teisingai pasižymėti. Taip. Aišku, mano bus veidrodinis atspindys, bet aš garsinsiu, tai galbūt, pasirašysit. Ne? Tai pirmas elementas, tai yra aplinka. Aišku, sudėtinga jums bus turbūt matyti, bet aplinka, toliau yra elgesys, gebėjimai, įsitikinimai, identitetas ir misija. Tai taip trumpai. Aplinka, elgesys, gebėjimai, įsitikinimai, identitetas ir misija. Ir iš tikrųjų šita piramidė yra paremtas visas mano kursas labai stipriai. Tai va, aš jau pirmame eteryje kalbėjau prieš 2 savaitės berods, kad savivertė, taip, tai kuo aš save laikau, aš pasimsiu kitą markerį galbūt. Taip, kuo aš save laikau, identitetas. Aš pasitikintis žmogus ar nepasitikintis žmogus. Aš jaučiu savo vertę ar nejaučiu savo vertę. Ir savivertė ar pasitikėjimas savimi pasireiškia elgesyje, taip kaip aš elgiuosi. Ne? Jeigu aš nepasitikiu savimi, tai matosi iš mano elgesio. Ir iš kur yra toks elgesys? Elgesys yra įtakojamas įsitikinimu, mano vertybių, kažkokių tai motyvų, taip, sluoksnių. Va, įsitikinimai. Tai yra identitetas, kuo aš save laikau, taip, matosi mano elgesyje, o elgesį įtakoja įsitikinimai. Ir svarbu, kad jūs suprastumėt, kad šitą dalyką, kad bus lengviau suprasti, iš kur atsiranda būtent ta kritika ir heitai. Ir žiūrėkite, tai, kas įtakoja mano elgesį, taip, elgesį įtakoja mūsų įsitikinimai. Dažnai aš nesuprantu, kas įtakoja. Nes viskas, įsitikinimai, didesnė jų dalis, mes jų net nesuvokiame ir jie sėdi mūsų pasąmonėje. Jie, kaip tą sakant, nepasiekiami. Ir mes pasielgiam tam tikrų momentų vienaip ar kitaip ir nesuprantam kodėl. Ne? Taip įvyksta tiesiog.
Ir savivertė, šitą labai yra svarbu, būtent dirbant su savo savivertė, padirbėti su savo įsitikinimais, nes ten sluoksnis, kuriame, kaip sakau, nepriepiami sluoksniai ir įvairiausi dalykai, kurie įtakoja mus. Taip? Tai yra, kaip sakant, kai aš padirbėjau su įsitikinimais, mano dalykai iš pasąmonės pereina į sąmonę, aš pradedu suvokti. Ir aš pirmam eterį dalinausi įsitikinimai, daviau metaforinę kortą, kurios pagalba galima buvo padirbėti, iškapstyti tą įsitikinimą, tai jeigu norėsit, galėsit pasižiūrėti, mano šitoj kaip čia sienoje yra. Ir jeigu ten ta korta, kurią rodžiau, netiks, galite, sakau, parašyti asmeniškai, aš duodu kitą kortą, metaforinę, irgi padirbėti. Tai va, tai suprantat, ne? Mūsų savivertė, mūsų pasitikėjimas savimi atsispindi mūsų elgesyje, o elgesį įtakoja mūsų įsitikinimai. Taip? Ir jie sėdi mūsų giliai pasąmonėje. Ir aišku, dažniausiai įsitikinimai susiformuoja mūsų vaikystėje, o tiksliau dėl tėvų introjektų. Ne tik tai ir dėl tėvų, gali būti ir mokytojai, kiti svarbus dalykai, bet didžiausia dalis mūsų įsitikinimų susiformuoja ir vertybių susiformuoja jau dar mūsų vaikystėje. Ir kai mes nesuprantame, kas mus valdo, taip, nes mes elgiamės net nesąmoningai, nesuprantam, kodėl taip elgiasi. Nes tai sėdi labai giliai mūsų pasąmonė ir mes elgiamės taip, dėl to elgiamės kaip elgiamės. Ne? Pavyzdžiui, duosiu, bus gal paprasčiau suprasti. Įsivaizduokit, kad žmogus, jo yra įsitikinimas, kad raudonų lūpdažių dažosi moteris, kurios yra laisvo elgesio. Sakykime, raudonos iššaukiančios lūpas. Todėl būtent, kaip tai atsispindės elgesyje. Jisai sutikęs moterį raudonom lūpom, o jeigu dar žinot, kokia dekoltė ir dar kas nors, čia koks dar vienas įsitikinimas, jisai, aišku, gali nutildėti, nes mintise vyks tam tikras, kaip sakant, štormas, bet jisai, kaip elgesys pasireiškia, jisai tai moteriai gali pasakyti, kad, pavyzdžiui, tokia replika, padorios moteris raudonų lūpdažių lūpų nesidažo. Taip? Jisai iš savo įsitikinimo išsakė moteriai, kad raudonos lūpos yra netinkamos. Kitas pavyzdys gali būti, pavyzdžiui, jeigu aš laikau, kad pilnavertė šeima yra tik tada, kai yra vaikų. Bet kiekvienas žmogus renkasi, jisai nori šeimoje turėti vaikų ar nenori turėti. O gal jisai tiesiog ta šeima, pavyzdžiui, jauna negali turėti vaikų. Bet būna ypač tų vyresnio amžiaus moterų, kišasi ir lenda, tai kodėl vaikų neturit, jau reikėtų vaikų turėti, dar paskui numeta kokį nors pilnavertę šeimą, tik tai kai vaikai yra, ne? Jinai kalba iš savo to įsitikinimo sluoksnių, kuo jinai yra tikėjusi, kas yra įdiegta ir net nesupranta, kodėl taip elgiasi, nes jinai tiesiog tuo tiki, taip? Ar supratote, kaip tai pasireiškia? Padėkit ar pliusiukus, ar laikus, aš nežinau, ką nors. Pakrutinsiu jūs šiek tiek, kad pokalbis vyktų. Jeigu nesuprato, dar kartą paaiškinsiu. Taip? Ir iš tikro linksmiausia vieta yra tame, kad kas jums padės nesikabinėti prie kitų žmonių, nes dažniausiai mes dabar grįžtam prie kritikos. Ne tik tai, kad kiti kritikuoja mus, bet ir mes kritikuojame. Ne? Ir tai, kas jums padės ne prisikabinėti prie kitų žmonių arba, aišku, nereaguoti, ką jie mums sako, taip? Tai vat, dabar apie tą įsitikinimą. Mes kritikuojame kitus žmonės remiantis savo vertybėmis, savo įsitikinimais. Taip? O kito žmogaus įsitikinimai ir vertybės gali būti visiškai kitokie. Nes mes nežinom, kaip jisai gyveno, kokie įsitikinimai ir vertybės kaip sakau, instaliuoti. Ir jis veikia iš savo vertybių to sluoksnių. Ir jis gali visiškai nesutapti ir dėl to vyksta kritika. Čia aš atsimenu, neseniai, bet gal prieš porą mėnesių turėjau kritiką tokią. Aišku, yra labai baisu kritika, kai pradedi daryti savo veiklą, išeini socialinius ypač tinklus, o ten kritikos daug. Ir vis bijai daugiau plėsinsis, atrodo, jeigu tu daugiau kalbėsi, daugiau žmonių matys tave, tai dar labiau kritikos gausis, ne? Bet, sakot, būdavo įkvėpiu, iškvėpiu ir einu. Tai vat kritiką jau keletą kritikų esu turėjusi, bet
ačiū Dievui šitas suvokimas, ką aš dabar suvokiu, man tikrai padeda tai atlaikyti. Tai kritika buvo tokia, kad aš buvau padariusi postą apie tai, kad apie neurografiką kažką tai įdėjusi, bet fotografija buvo padaryta, aš vonioje sėdžiu su daug piešinių. Ir moteris man pareplikavo, kad tai ką jūs nežinote vonios paskirties, taip, jinai kalbėjo iš savo vertybių, įsitikinimų sluoksnių. Jos galbūt vertybė yra konservatiškumas, galbūt jos vertybė ir įsitikinimas, kad daiktai turi būti naudojama pagal paskirtį. O mano vertybė yra, parodyti vis kažką kitaip. Pasme, kūrybiškumas vertybė yra. Ir aš būtent su mintimi, su kažkuo tai pateikiau tą nuotrauką taip. Bet jinai sureagavo į tai iš savo vertybių tos sluoksnių. Ir suprantat, kai pradedat suprasti, kad jeigu žmogus mane sukritikavo, pagavau tai, bet jis tai padarė iš savo vertybių, iš savo įsitikinimų. Ir, žinot, čia tokia svarbi frazė. Tu okei ir aš okei. Tu turi savo įsitikinimus, aš turiu savo įsitikinimus. Aišku, jeigu su tais įsitikinimais ir vertybėm jau yra peržengiamos ribos, tada sakoma stop. Nes iš tikro kritika tai yra asmeninių ribų peržengimas. Ir jeigu žmogus jau nebejaučia ir tiek peržengia ribas, mes tikrai galime tai stabdyti. Labai dažnai žmonės sako, kad kritika tai yragi, žmonės auga dėl kritikos, taigi čia labai gerai ir taip toliau, bet iš tikrųjų paklauskit savęs, iš kokios pozicijos tas žmogus kritikuoja. Nes dažnai dar būna, ašgi tau gero noriu, ašgi tau noriu patarti, ne? Kažką tai pasidalinti. Jeigu aš norėsiu, pavyzdžiui, vedu socialinius tinklus, man kažkas tai užvėmė, kaip sakau, kaip aš turėčiau vesti, jisai kritikuoja iš savo kažkokių vertybių. Jeigu man reikės grįžtamo ryšio ir tos pačios kritikos, aš eisiu pas specialistą. Man nereikalinga kiekvieno nežinančio toje srityje aiškinimo, kaip aš turiu elgtis, arba kaip aš turiu rengtis, arba kokiom lūpom aš dažytis, arba kokiais aš nagais turiu būti. Ne? Čia yra, kritika nėra konstruktyvi. Nėra. Jeigu jūs kritikuojate, jūs peržengėte kitos asmeninės ribas. Ir tada pasiruoškite, kad kitas žmogus, jeigu jisai pasitiki savimi, turi stiprią savivertės ašį, jis gali atkirsti. Jisai ką pradžioje gali gražiai atsakyti, jeigu jūs nesuprasit, jūs gali gauti per galvą. Ta perkeltinė prasme, ne? Nes kritika tai yra asmeninių ribų peržengimas. Tiesiog. Todėl labai dažnai ir sakau, kad nekritikuokit kitų. Pamatėte. Žiūrėkit, iš kitos dar pusės papasakosiu. Kodėl yra labai gerai, iš tikrųjų gerai kritika. Ta prasme, jeigu mane žmogus sukritikavo, čia gali būti kaip indikatorius, jeigu žmogus mane sukritikavo arba kažkokią repliką pasakė, žiūriu, kaip aš reaguoju. Jeigu aš reaguoju ramiai, man viskas okei, reiškia, ten, kaip sakau, viskas pradirbta ir man viskas okei. Bet jeigu mane užkabino, tai yra ženklas, kokią mano vertybę užkabino. Pavyzdžiui, per pavyzdį duosiu. Kai man sako, kad tu ryža, aš labai džiaugiuosi, sakau, taip ryža, nes būna, oi, tu ryža ir atsiprašinėt pradeda. Sakau, neatsiprašinėkit, sakau, aš esu ryža. Aš žinau šitą faktą ir man net fainiau, kai mane pavadina ryža, o ne raudonplaukė. Čia taip yra. Bet jeigu man kažkokius 3-4 metus būtų pasakę, kad tu bloga mama, gal ir buvo pasakę kažkas, tai ten nesirūpini vaikais, nes leisdavau savo atostogas be šeimos, tai aš irgi būdavau bloga mama, nes tu turi būti su šeima būtinai atostogauti, ne, žmogus kalbėjo per savo vertybių skalę, tada mane užkabindavo. Dabar aš žinau, kokia aš mama ir manęs nebekabina. Tai jau dabar aš suprantu, ne, kad man ta replika tai yra tik žmogaus kažkoks skaudulys, kuris galbūt jam šiandien bloga diena, o gal jo vertybė yra arba įsitikinimas, kad mama turi atostogauti su visa šeima kartu, negali jinai savo skirti laiko. Ir jinai tiesiog išsakė, ne? Ir tada prieš 5 ar 4 metus aš labai įsiskaudinau, nes aš tada įrodinėdavau, aš ieškodavau, kur aš bloga mama, ką man padaryti geriau. Dabar man tai pasakytų, man kaip būtų, nuo žąsies, kaip čia, vanduo, ne? Nes aš žinau, kokia aš esu mama, aš žinau savo vertę, aš žinau, ką aš duodu savo vaikams. Ir taip, aš nedėli mama, aš tikrai būnu ir pakeliu balsą kartais, ne?
ir pamokau, ir visokių dalykų būna, bet aš sėdžiu, kalbuosi, bet vaikai ateina, mane apkabina, išsisako savo paslaptis, aš auginu juos tokiais savarankiškais, nes kartais kiti stebisi, kaip aš, tai kaip čia tavo vaikai eina patys daro. Sakau, jo, daro. nes žinot, kaip yra, kai aš duodu savo vaikui, kad jis eitų, pavyzdžiui, drąsiai, eitų pas tą pačią mokytoją kalbėtis, kai kažkoks pažymys blogas, nors pati bijočiau ir taip toliau, bet aš žinau, ką aš pati išgyvenau, dėl to nenoriu, kad vaikai mano tai išgyventų. Šiandien sakau, eik aiškinti su mokytoja, kad nebijotų kalbėti su žmonėm. Aš bijodavau labai stipriai, net paklausti paprastų dalykų. Ir aš labai didžiuojuosi jais, kai jie tai padaro, nes jie galbūt neturės tokių problemų, kaip aš turėjau. Tai va, ir aš darau tai kodėl? Ne todėl, kad aš ten, nežinau, aš labiau atsakau į klausimą, dėl ko aš tai darau. Aš tai darau dėl to, kad vaikas būtų savarankiškas, jisai žinotų, kaip atstovėti save, kaip pastovėti už save, kai eiti komunikuoti su žmonėm, tai yra labai svarbu. Tai va, truputį nukrypau nuo temos, grįžtam, kaip sakau, į vėžes ir einam toliau. Ne? Tai dar kartą pasikartoju, kad kiekvienas žmogus kritikuoja iš savo vertybių ir įsitikinimų sluoksnių. Tai kuo jis tuo metu tiki. Ir jeigu mes tai suprantame, mes galime lengviau reaguoti. Tai jeigu mes nereaguojame, mes truputį mus užkabino, tai reiškia, kad ten yra su kuo padirbėti. Taip? Ten yra kažkas, tai kas mane dar kabina ir tai yra mano vertybė. Tai va, tai yra labai svarbu. Kitas dalykas, dar noriu tokią neschemutę, bet irgi paaiškinimą, kaip vyksta ta kritika ir kodėl tai vyksta, ne? Aš dabar, aišku, vėl čia toj parašysiu tada įvykis. Aha, nerašo mano markeris, toj. Interpretacija. Nežinau, vienu žodžiu, galite irgi pasakyti įvykis, interpretacija ir reakcija. Čia, kad dar labiau suprastumėte apie tą kritiką. Dabar žiūrėkite. Aš paimsiu tą pačią piramidę. Taip, imam pavyzdį su raudonu lūpdažiu, ne? Žmogus, kurio įsitikinimas, kad moteris besidažančios raudonų lūpdažių lūpas yra laisvo elgesio arba lengvai pasiekiamos, galima taip. Tai išreiškė savo elgesyje, išsakė savo nuomonę moteriai su raudonom lūpom. Ir priežastimi, kodėl jis taip, kaip sakant, padarė, tai įvykis, tai yra jis pamatė moterį, ne? Įvykis. Jis pamatė moterį su raudonom lūpom. Jam iš karto kažkokia ta asociacija pradėjo suktis galvoje smegenėlėse dalykai, įsitikinimai, jis pradėjo interpretuoti, kažkokie šablonai išlindo ir jisai interpretavo. Ne? Interpretavo. Ir tada jisai sureagavo. Jis sureagavo, tai yra išsakė. Aš išsakiau. Ir žiūrėkit, kas vyksta toksai kaip ratas. Įvyko įvykis, ne, aš gal per pavyzdį duosiu kitą. Kokį čia dabar pavyzdį duoti? Va, aš kai pradėjau mokytis coachingo, nes aš 15 metų pradirbusi matininkė ir labai iš tikrųjų dėl to buvo baisu eiti į eterius, nes sulauksi būsių kolegų arba ten klasiokų arba dar ko nors kritikos arba kokios merkimo arba išjuoks mane, ne? Ir kai aš pradėjau mokytis coachingo, NLP, tos pačios neurografikos, ir aš vis bendrauju su tais kolegomis, nes dar vis padirbu, ir kai ateidavau pas juos, jie sakydavo, vienas ypač, tai vėl pudrini mozgus kitiems žmonėm. Ir aš labai stipriai sureaguodavau, ne? Tai va, įvykis, tai yra, aš pradėjau mokytis, keisis savo profesiją. Ir žmogus interpretavo, jis remiantis savo šablonai, savo įsitikinimais, interpretavo, kad čia yra žmonių smegenų pudrinimas, čia yra visiškai nesąmonė ir kokia reakcija, jis man tai išsakė. Tai ką, vėl pudrini mozgus? Aha, ir žiūrėkit, jo reakcija, taip, jo išsakyti žodžiai jau sukūrė man įvykį. Taip. Ir tada aš, kaip sureagavau, ne, aš kažką interpretavau,
ir irgi sureagavau. Nes, va čia dar galite pasirašyti, reakcija tai yra mes per jausmą reaguojame. Jausmas, o interpretacija tai yra kažkokie mūsų šablonai. Tai yra šablonai. Taip, aš sureagavau. Taigi mes kiekvienas interpretuojame kito žmogaus elgesį, remiantis tuo, kuo aš tikiu ir tuo, kas yra teisinga. Va tais įsitikinimais. Va dėl to ta kritika ir atsiranda. Ir aš noriu pasakyti, pamačiau, pavyzdžiui, nežinau, dabar aš jau, kaip sakau, uždarau savo kakarinę ir stengiuosi išmesti rakčiuką ir jeigu manęs neklausia nuomonės, tiesiog patylėti, nes niekas neklausia. Jeigu aš turiu, pavyzdžiui, tokių draugių, kur mes susitarę, kad mes galime na kitai pasakyti, tai tada galime tai drąsiai sakyti. Bet iš tikro žmogui nereikia jo kritikuoti ir jam aiškinti, kaip jis turi. Aš atsimenu, turiu tokią draugę, kurios labai gražus kojos, ilgos kojos, jos jai tinka kelnės, trumpi sijonai ir kai jinai užsėda kokį tokį pusilgį sijoną, iš karto, prasme, neįmanoma, aš nesu stilistė, bet, ta prasme, iškrenta mano kažkokios tai mano įsitikinimai ar kažkokios tai vertybės ar dar kažkas tai ir man vis norisi jai pasakyti, kad tau netinka šitie sijonai. Tai vat aš bandau užsičiaupti, nes jai to nereikia. Jinai gerai jaučiasi, jeigu jinai norės, jinai paklaus manęs ir būna paklausi jinai manęs, bet jinai neprašė manęs pasisakymų ir aš tada užčiaupiu ir tyliu. Bet nekritikuokim kitų žmonių, žiūrėkime savo gyvenimą, žiūrėkime, ką mes galim pakeisti savo gyvenimą ir gyventi savo gyvenimą, o ne aiškinti, kaip kitiem gyventi. Nebent mūsų paprašys. Tikrai galime tada. Taip sakysit, kad pradžioje, kaip ir minėjau, man vyras laikas sako, jis mane kritikuoja, kartais aš ten sureaguoju irgi visai, nes mano vyras tai, kaip sakau, didžiausias mano mokytas. Tai jisai sako, taigi tu auksi taip, su kritika tu auksi. Ne? Sakau, jeigu aš norėsiu augimo, tai aš paprašysiu tavęs. Ir kas tau sakė, kad man reikia augti? Čia yra tavo interpretacija, nes tu galvoji, kad tik kritikuodamas ir aiškindamas, tu taip mane augini. Kai man reikės augimo, aš pati suprasiu. Aš suprasiu, kad su mano gyvenimu kažkas ne taip ir aš tada eisiu ir ieškosiu specialistų. Tai vat tas yra labai yra svarbu. Tai vat dar kartą pasikartosiu. Žmonės kritikuoja iš savo vertybių ir įsitikinimų. Ir kai mums ateina į mūsų pusę kažkokia tai kritika, paklauskit savęs, kodėl jūs kabina, nes jeigu jūs kabina, tai reiškia, su kažkuo galima, negalima yra su kuo padirbėti, arba taip toks rusiškas žodis tarčyt, ne, kažkas tarčyt, reiškia, su tuo reikia padirbėti. O kai aš iš tikrųjų pamačiau, suvokiau šitą dalyką, netgi siūlau šitą laivą žiūrėti ne vieną kartą, antrą, trečią, nes aš iš tikrųjų šitą temą supratau, nežinau po kurio laiko, man tai instaliavosi, kaip aš sakau, nes kai dabar mane kritikuoja, aš pirmą paklausiu apie ką tai yra, suprantu, kad tai žmogaus interpretacija, tai žmogaus įsitikinimas, jis arba iš kažkokio dar skaudulio, jis nori man, kaip sakau, užgriebti, galbūt jam nuotaika bloga, galbūt dar kažkas, tai galbūt nesiseka jam, o aš kažką tai parodžiau ir užkabinau. Aš jį suvirpinu, aš kai atsimenu postą parašiau apie, ar stories, tai buvo apie savivertę, kad svarbu dirbti su ir taip toliau, ir viena mergina man parašė, tokią žinutę Messengeriu, jums tai lengva kalbėti, pasitikėjimo savimis taip neatsiranda ir didelė ilga savo istorija sunkaus gyvenimo. Ne? Ir pradžioje toksai buvo, kodėl jinai taip rašo, ta prasme, ašgi ne apie tai kalbėjau, bet paskui aš suprantu, kad aš tuo savo storiesų kažką užkabinau į skauduliu ir jinai tiesiog išsikalbėjo, ir tai buvo labai faina, kad jinai išsikalbėjo, nes aš davau grįžtamą ryšį ir tada mes labai, kaip sakau, fainai pakalbėjom. Tiesiog, kai žmogus kritikuoja, jūs pagalvokite, jis neblogas, jam galbūt tą dieną arba apskritai yra bloga, bet niekados neleiskite lipti savo ant galvos. Jeigu jūs jau tiek kritikuoja, kad jūs jau nebegalite ir žmogus nesupranta gražiuoju, kaip sakau, ne tai, kad siūsti, bet tikrai galima griežčiau pasakyti. Tu jau peržengi ribas ir nustok ten, savo žodžiais, ne kažką, nes tai yra asmeninės ribos. Nes asmeninės ribos tai yra mano teritorija.
Ir aš nustatau vidinės taisyklės, kaip leidžiu žmonėms su manim kalbėti ir kaip aš kalbuosiu su žmonėm. Ir jeigu aš leidžiu kitam žmogui, kaip sakau, nenoriu gal eteriją naudoti, ne, bet gal pavartosiu, šikti į mano teritoriją ir drėbti viską, ką jisai galvoja, aš galiu stabdyti, nes aš tai neleisiu, nes aš esu pats svarbiausias žmogus šitam pasaulyje. Aš neleisiu kitam taip elgtis su manimi. Nes jeigu aš patylėsiu, aš gal jisai teisus, gal čia aš neišsišoksiu, tai tada jūs leidžiate save sutrypti. Tai vat, su kritika yra taip ir apsmerkimą taip. Tai, sakau, pirmiausia yra, kaip sakau, kai jūs kritikuoja ir smerkia, tai paklauskit savęs, nes atkreipkite dėmesį, kad žmogus yra neblogas, jam galbūt tiesiog bloga ir iš kokių vertybių ir įsitikinimų jis veikia, nes jis veikia tik iš savo įsitikinimų, kurių galbūt net nesupranta. Ir kitas dalykas, irgi, kaip sakau, užrakinam savo burną ir nekritikuojam ir nedalinam visko iš eilės kitiem, nes kitam žmogui galbūt net nereikia jūsų pasidalinio ar jūsų nuomonės. Kaip paprašys, tai aš tuo vadovaujuosi, aš tuo tikiu, man tai padeda, nes netgi turėjus paskutiniu metu situacijų, kurios labai stipriai parodė, kad šita metodika, šitas suvokimas man labai padeda gyvenime, tad linkiu ir jum tuo vadovautis, tą perprasti, tą suprasti ir kiekvieną kartą, kai jūs kritikuoja arba smerkia, supraskit, jis kritikuoja tas žmogus, ne jūs. Jis kritikuoja iš savo vertybių ir įsitikinimų, iš savo kažkokio tai skaudulio, kas jam svarbu. Ar, kaip sakau, skaudu, tai gal ir kitą pakrapštysiu, bet iš tikrųjų jisai net nenori įskaudinti, jis kalba iš savo skausmo ir iš savo įsitikinimų. Tai va, nežinau, ar kažkas pasikeitė jūsų galvoje, bet tikiuosi, kad užsiaktyvino naujos neuronų jungtis, kažką naujo supratote, išgirdote, gal suprasite, kaip sakau, iš ryto arba kitą dieną. Linkiu lengviau reaguoti į kritiką, bet jeigu ir sureaguojate, tiesiog suprasti, kad apie ką tai man ir su tuo padirbėti ir neleisti, aišku, kitiems žmonėms peržengti jūsų asmeninių ribų. Tai va, tai ačiū Jums labai. Jeigu, aišku, kaip sakau, norisi giliau ir dar labiau apie kritiką, apie asmeninės ribas, apie viską, tikrai labai kviečiu į kursą, kuris prasideda, vos nepasakau, spalio, gegužės mėnesį, tai rašykit mano asmeninę žinutę, bet registracijos forma yra bio mano šitam. Jeigu kažkokių kyla klausimų, klauskite ir linkiu paklausyti dar kitus eteris, gal ten irgi kažką išsinešti, jeigu mane pirmą kartą matote, padirbėti su įsitikinimais, nes kurie yra labai stipriai įtakoja mūsų gyvenimą ir mūsų veiksmus, mūsų elgesį. Tai va, dar primenu, kuo aš save laikau, tai pasireiškia mano elgesyje, o tai įtakoja mano įsitikinimai. Reiškia, aš turiu dirbti su savo įsitikinimais. Ir tada, kaip sakau, gyvenimas keičiasi. Tai va, ačiū Jums labai, kas žiūrėjote. Tai susitinkam tada kitą ketvirtadienį, kaip visą laiką nežinau dar temos. Pažiūrėsiu, kaip sakant, būna iš aplinkos kažkokia, kaip sakau, ateina žinutė, apie ką kalbėti. Gal apie asmeninės tas pačias ribas pašnekėsiu, o gal priežastis, kodėl žmonės, pavyzdžiui, negali pasakyti ne. Aš dar pasidėliosiu ir tikrai sekite mano storiusus ir aš pranešiu. Tai va. Tik tai kitą savaitę bus ketvirtadienį, šį ketvirtadienį neišėjo, nes turiu renginį rytoj, dėl to nukėliau į šiandieną. Tai ačiū Jums labai. Jeigu dar padėtumėt širdutes, tai būčiau labai laiminga. Ar širdutes, ar pamojuoti. Visą laiką džiugu yra grįžtamasis ryšys, o ne kad aš viena su savim kalbu. Ir tada gražaus vakaro, labai saulėtas vakaras, tik šalta ir iki kitos savaitės. Iki.